Jėzus Kristus, kuris prieš 2000 metų buvo nukryžiuotas, kas jis iš tikrųjų buvo? Kai kuriems jis buvęs savo rūšies revoliucionierius, kaip ir kiti, gal tik tuo skirtumu, kad jų manimu jam nepavyko įvykdyti jam duotos misijos, užduoties. Kitiems jis buvo tobuliausias žmogus ant žemės, kurį kiekvienas turėtų pasekti. Dar kitiems jis buvo Dievo pasiųstas vyras mūsų išgelbėjimui. Dabar, kuri šių nuomonių yra jums patikimiausia, su kuriuo nuomonę jūs sutiksite? Kuri iš jų atrodo jums teisingiausia? Gal pasakysite, man dabar tas klausimas visai nesvarbus, aš gyvenu savo, su visišku pasitenkinimu ir prašau man galvos nekvaršioti kažkokiais tai klausimais ar tai kitų bėdomis. Galimas dalykas, kad jūsų pareikšta nuomonė šiam laikui visiškai jūs pateisina. Bet kaip bus vėliau? Žinote, šventas raštas taip pat pritarė jūsų nuomoniai, sakydamas, nuodėmėje randamas laikinas pasitenkinimas. Bet raštas taip pat sako, kad visas pasaulis yra šėtono rankose ir jis šio pasaulio dievas. Taip, jis leidžia žmonėms rasti nuodėmėje pasitenkinimo trumpam laikui. Jis viską leidžia žmonėms daryti, kad tik juos atitraukus nuo dievų. Bet koks už tai užmokestis? Raštas sako, nėra nei vieno, kuris gerą darytų. Ne, nei vieno. Nepasitikėjimas Dievu, abejonė jo žodžiu yra nuodėmė, nes tuo padaroma Dievą melagiu. Niekas nėra paslėpta nuo Dievo, jam viskas yra žinoma. Ir vieną dieną kiekvienas turės duoti jam atskaitomybę už kiekvieną savo veiksmą, net ir už abejojimą juo. Visa žmonija, pradedant pirmaisiais tėvais, nusidėjo Dievui ir laukia savo teismų už jam nepaklusnų savo gyvenimą. Dėl to negalime kaltinti ne vieno kito, kaip tik save pačius, nes mums yra duota pasirinkti paklusti ir nepaklusti Dievui. Mes esame atsakomingi, nes mūsų širdyse jau nuo gimimo glūdi neteisingumo sikla. Kas mums dabar daryti? Dievas žino apie mūsų nuodėmingą padėtį ir dėl to yra mums svarbu žinoti apie Dievo gailestingumą ir meilę. Mums žinotina apie Jėzaus Kristaus asmenybę, nes jis atėjo mus iš nuodėmės gelbėti. Jėzus nėra koks revoliucionierius ar kas panašaus, bet Dievas ir žmogus. Jis pats yra pasakęs, mano tėvas ir aš esame viena. Dėl mūsų nuodėmės buvo reikalinga, kad šitas Dievas turėjo ateiti ant žemės žmogaus pavidale. Pirmiausia, mūsų sąryšiui su Dievu nutrūkus, kas nors turėjo ateiti šitą ryšį atstatyti. Antra, kas nors turėjo ateiti ir nešti mūsų nuodėmės bausmės naštą, nes mirtis yra nuodėmės alga. Jėzus buvo tas, kuris atėjo mus gelbėti ir šitos nuodėmės bausmės. Jis pasiėmė mūsų visas nuodėmės ant savęs ir nunešė ant Golgotos ir mūsų vietoje ten ant kryžiaus kentėjo mirtį. Tik tokiu būdu jis galėjo mums padėti. Tik tokiu būdu pasidarėme nuo nuodėmių laisvi, švarūs, kaip nauji kūriniai, lyg naujai atgimę. Dabar yra klausimas, ar tam tikime. Ar tikėjimu priimame tuo jo malonės darbą už mus ant kryžiaus atliktą? Rašto ištrauka sako, Dievas taip mylėjo pasaulį, jog davė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris į jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą. Kai kam tas gal nebuvo girdėta, nežiūrint, kad visą savo gyvenimą lankė pamaldas ar kitokias religinės apeigas. Kitam Kristus atpirkimo darbo vertė neapčiuopiama, nesuprantama, nes Kristus turėjo tiek daug dėl mūsų kentėti, o mums teliko tik tikėjimu tai priimti. Bet tai vienintelis būdas tapti naujų dvasinių kūrinių. Jėzus sakė, iš tiesų sakau tau, jei kas nėra užgimęs iš naujo, tas negali matyti Dievo karalystės. Šventame rašte Jėzus net pakartojo aiškindamas, iš tiesų, sakau tau, jei kas nėra užgimęs iš vandens
ir dvasios, tas negali įeiti į Dievo karalystę. Brangieji, ar esate iš naujo užgimę? Ar esate iš dvasios užgimę? Jei ne, tad ateikite pas Jėzų nuoširdžioje atgailos maldoje, o Jis duos jums naują gyvenimą, naują dvasinį užgimimo patyrimą. Jis pažadėjo visus priimti, kurie tik pas jį ateina. Tad nedėliokite, bet darykite tai dabar, nes dabar yra malonės laikas. Aš tikiu, jog jūs girdėjote apie Kristaus meilę mums, tikiuosi, jį priėmėte savo asmeniniu gelbėtoju ir tokiu būdu pradėjote naują gyvenimą Kristuje. Pradėjus krikščionišką gyvenimą, tai yra, turint tinkamą sąryšį su Kristumi, asmeninėme sąlytyje tarp jo ir savęs, sekantis žingsnis turėtų būti šito asmeninių santykių viešas išpažinimas, kuris jau yra tarp jūsų ir Jėzaus Kristus. Jėzus sako, kiekvienas, kuris mane išpažino žmonių akivaizdoje ir aš išpažinsiu akivaizdoje savo tėvo, kuris yra danguje. Kristus tiesiog reikalauja viešo išpažinimo, jis tai reikalauja pačių labui. Tai yra palaimos kelias. Daugelis sakosi esą Jėzos pasekėjais, bet nenori, kad pasaulis apie tai žinotų. Niekam nėra pasisekę tokiu būdu būti tikru tikinčiu, nes būti slaptu pasekėju nedaro reikšmės viešumoje. Be to, jei kas tikrai priėmė Kristų, tas negali to palaikyti tik savo slaptoje. Kristus pats sakė, burna kalba iš to, kuo širdis persipildo. Viešas tikėjimo išpažinimas į Kristų yra taip svarbus, jog apaštalas Povilas pabrėžtinai išreiškė liečiantį išganimą. Jei savo burna išpažinsi Jėzų esantį viešpatį ir savo širdimi tiki, kad Dievas jį prikėlė iš mirusių, tu būsi išgelbėtas, nes širdimi tikima ir taip įgyjamas išgelbėjimas. Išpažinimo gyvenimas yra išganimo gyvenimas. Iš tikrųjų, Kristaus viešo išpažinimo gyvenimas yra vienintelis tikras gyvenimas. Kai išpažįstamas Kristus tarp žmonių čia žemėje, jis išpažįsta mus prieš Tėvą danguje. Neužtenka išpažinti Kristų tik vieną kartą, kaip pavyzdžiui, konfirmacijos ceremonijoje ar prisijungime kuriai nors parapijai, ar net jei išeiname pirmin evangelizacijos susirinkime. Turime išpažinti Kristų visuomet.
Neturime gėdytis savo viešpaties ir karaliaus. Turime duoti žmonėms suprasti, jog esame jo pusėje. Jis turi žinoti mūsų apsisprendimą, nežiūrint, kur tas būtų, ar tai namuose, maldos namuose, darbovietėje, parengimuose. Aišku, neturėtume savo krikščionišką pamaldumą išdidžiai iškelti, bet turime leisti kiekvienam žinoti, jog priklausome Kristui. Leiskime jiems pastebėti, kad garbiname jį kaip mūsų viešpatį ir karalių. Asmenys, kurie neįstengia išpažinti Kristų viešai, dažniausiai randasi atpuolimo pavojuje. Krikščionys atsiradę naujose aplinkose, kur jie nėra žinomi kaip krikščionys, dažnai slepia tikrovę. Jie pasiduoda gundomi ir nepastebimai aplinkos srovių nešami atsidūrę atpuolime. Kuo daugiau vertinsite Kristų, tuo daugiau būsite vertingesni jam. Išvengsite daugelį pagundų, jei bus aiškiai žinoma, jog išpažįstate Kristų kaip savo viešpatį visuose dalykuose. Matėme, kad viešas Kristaus išpažinimas yra būtinas kiekvieno krikščionių gyvenime. Tad nuo šios valandos taip ir pasielkime. Kristų mylėkime ir jam pilnai atsiduokime. O jo palaima seks kiekvieną tokį pasekėją. Nusitikiu, kad Dievas ark mane ir tyruose, ir jūros dukume. Nors audras ją žinota čas, kad tėvo akis sargti vis mane. Nusitikiu, kad Dievas sarg mane ir tyruose, ir jūrų gelmėse, ir kaimano pražūsiu jo. Štai tėvo akis sargti dar mane. Nors vaikščioju šešėlio dauboje, ganytojas gerasis ved mane. Todėl džiaugiuos, nors per skausmus, veda tikrai amžinus namus. Nusitikiu, kad Dievas sarg mane ir tyruose, ir jūrų gelmėse, ir kaimano pražūsiu jo. Štai tėvo akis sargti dar mane. Kartą viename Samarijos kaime moteris ėjo pas šulinį pasisemti vandens. Buvo vidudienis ir saulė labai kaitino. Prie šulinio ji pastebėjo nepažįstamą vyrą besėdintį. Kuomet ji pasisėmė vandenį, vyras į ją prabilo: "Duok man vandens atsigerti." Moteris pažvelgė į jį ir nustebinta jo užklausimu jam tarė:
Kaip tu, būdamas žydas, prašai manęs samarietis vandens gerti? Jūs žydai juk paprastai jokių reikalų neturite su mumis samariečiais, o tu prašai, kad duočiau vandens atsigerti. Tuomet nepažįstamasis jai atsakė, jei tu žinotumei, kas aš esu, pati manęs prašytumei gerti. Nesuprasdama jo pasakymų, moteris jam tarė, tu juk neturi niekuo vandenį pasisemti, o sakai galėjai man duoti vandeniu gerti, bet to šulinys gilus. Tuomet vyras jai paaiškino, kas iš šitų šulinių geria, vėl ištrokšt, bet vandenį, kurią aš duodu, daugiau netrokš. Moteriškė, gavusi tokį paaiškinimą, nustebo ir tarė, pone, duok ir man šito vandens, taip, kad kuomet aš ištrokščiau, man nereikėtų daugiau čia ateiti karščio metu vandens semtis. Matydamas, kad moteriškė jo žodžių nesuprato, jisai pasakė, eik ir pasikviesk savo vyrą. Aš neturiu vyrų, atsakė ji. Tuomet nepažįstamasis jai sako, teisingai sakei, kad neturi vyrų. Tu jų daug turėjai ir tą, kurį dabar turi, ir tas ne tavo. Išgirdusi tokį jo pasakymą, moteris suprato, kad šitas yra net koks paprastas asmuo, nes jis žino jos gyvenimą. Nors ir niekas jam nėra apie ją nei žodžio prasitaręs. Ji tuo susidomėjo ir tarė, mes žinome, kad kuomet mūsų Mesijas ateis, jis mums viską pasakys, nes jis viską žino. Mūsų tėvai tai mums aiškindavo. Ir kad vieną dieną jis ateis ir parodys tikrąjį teisingą kelią į Dievą. Į tai nepažįstamasis vyras jai pareiškė. Aš esu tas Mesijas, pažadėtasis Kristus. Tai išgirdusi samarietė palikusi viską, nuskubėjo į kaimą žmonėms papasakoti, ką ji matė ir girdėjo. Sakydama, eikite ir pasižiūrėkite vyrą, kuris viską žino. Ar ne tik jis Kristus, pažadėtasis Mesijas, apie kurį mūsų tėvai mums dažnai minėjo ateisiantį? Ar ne jis mūsų gelbėtojas? Eikite ir patys įsitikinkite, jis prie šulinio yra. Žmonės išėjo pasižiūrėti ir ištirti, ar taip yra, kaip moteris jiems skelbė. Kuomet jie patyrė ir pažino Jėzų, visi prašė jo apsistoti pas juos jų kaime. Kristus jų kvietimą priėmė ir apsistojo kaime, kuriame jis išbuvo keletas dienų. Tame kaime buvo daug, kurie klausėsi Kristaus pamokslų ir prisipažino nusidėjėliais esančiais. Jie prašė jo nuodėmių atleidimo, kad tokiu būdu galėtų apturėti amžiną išgelbėjimą. Didelis džiaugsmas pripildė jų kaimą. Gyventojai į jį įtikėjo, jį priėmė ir tokiu būdu dangaus karalystė užviešpatavo jų širdyse. Tas kaimas jį pasikvietė ir priėmė. Ar esate ir jūs Kristų jau pasikvietę ir priėmę savo širdyse? Jei dar ne, kvieskite jį dabar. Jis laukia jūsų pasikvietimo. Jei jį pasikviesite, jis apsistos jūsų širdyje ir jūs, kaip ir anas Samarijos kaimas, patirsite nepaprastą džiaugsmą. Kvieskite jį dabar, kol jis laukia. Samarietė tuoj nubėgo į kaimą ir iškvietė visus, kad jie jį priimtų. Jie jį priėmė. Jūs taip pat pasielkite. Šventas raštas sako, kas turi sūnų, turi amžiną gyvenimą. Kas neklauso sūnaus, neregės gyvenimo. Tik Dievo rūstybė pasilieka ant jo. Kristus sako, štai aš stoviu prie durų ir beldžiuosi. Jei kas išgirs mano balsą ir atidarys duris, aš įeisiu pas jį ir valgysiu vakarienę su juo ir jis su manim. Rankose mano Jėzaus, prie jo mielos širdies, meilės didžios pavesti, siela ilsestis vis. Štai atskamba jau aidas, čia angelų giesmės, nuo krištolinių jūrų, iš dangaus tėviškės.
rankose mano Jėzaus, prie jo mielos širdies, meilės didžios pavėsį, siela ilsėsis vis. Jėzus širdies paguoda, jis mirė už mane. Jo aš pasitikėsiu, amžių tvirta uola. Tai čia kantrai aš lauksiu, kol pasibaigs naktis, kol šalyje auksinė rytas skaistus nušvis. Rankose mano Jėzaus, prie jo mielos širdies, meilės didžios pavėsį, siela ilsėsis vis. Jei kas trokšta, te ateini pas mane ir te gerė. Kas yra tas, kuris taip kalbėjo? Kas galėtų taip drąsiai tokius žodžius kalbėti ir duoti tokį užtikrinimą, jog tik pas jį ateinantiems bus pakankamai atsigėrimo, atsigaivinimui? Tai yra tas pats asmuo, kuris moteriškiai atėjusiai prie šulinių semtis vandens pasakė: kiekvienas, kuris geria šito vandens, vėl trokš, bet kas gers vandens, kurio aš jam duosiu, pasidarys jame šaltinis vandens, tryškančių amžinam gyvenimui. Kas yra tas vyras, kuris taip kalba? Ar koks svajotojas? Ne. Tai Jėzus Kristus, Dievo sūnus. Jis yra tas vyras, kuris kalba, ir jis kalba taip visiems. Paprastai visi patiria kokį troškulį. Kaip jau gal žinome, troškulių būna įvairių. Kaip trokšti būti laimingu, trokšti ramybės ir panašiai. Kiek žmonių yra, kurie trokšta laisvės, o nemažai ir meilės. Moteris, kurią Kristus prie šulinių sutiko, buvo ištroškusi ne tik šulinio vandens, bet ir meilės. Ji turėjo 5 vyrus, o šis dabartinis, kaip ir kiti, buvo tik vyrai. Ji troško tikrosios meilės, kad kas ją suprastų josios dvasiniuose reikaluose, nes ji troško vidujinės ramybės. Kaip dažnai mes girdime vyrus sakant, kad jie negali savo žmonas suprasti? Ar tai nebus dėl to, kad jų žmonos trokšta tikrosios meilės? Moteris prie šulinio troško būti laisva nuo kaltės ir taip pat troško tikrojo džiaugsmo. Štai Jėzus sako jai, kad jis gali duoti, ko šis pasaulis negali, ir suteikti ramybę nuo visų šių troškimų. Jis gali duoti jai vandens, trykštančio amžinam gyvenimui, kuris suteiks jai tikro džiaugsmo ir ramybės. Mylėjai, kuo jūs patenkinate savo gyvenimo vidujinius troškimus? Kaip jūs pripildote tą savo vidujinę tuštumą, kuri dažnai pasireiškia lyg vidujinis troškulys? Ar galime rasti tikrosios ramybės ir džiaugsmo ant žemės, kur siaučia nuolat visokie karai, persekiojimai, neapykanta, neteisingumas bei ligos? Mes žinome, kad daugelis ieško ramybės nuo dvasinių troškulių, panaudodami kūniškas priemonės, kaip alkoholinius gėrimus, vaistų, piliulės, ar net religinės apeigas. Troškulys gali suteikti kūnui nepaprastas kančias, o nesuradus tam atgaivinimo, gali tapti net mirties priežastimi. Jei jūs kenčiate vidujinį troškulį,
Jis gali sukelti panašias vidujinės kančias, kaip nusivylimą, beviltiškumą ir tokią dvasinę priespaudą, juk daugeliui taip kenčiant baigėsi mirtimi. Jei kenčiate tokį troškulį, kodėl neiti pas Jėzų nuoširdžioje maldoje? Juk tik jis te gali jūs atgaivinti ir suteikti ramybę ne tik šiam gyvenimui, bet ir amžinajam. Ar nenorėtumėte ir jūs būti Kristus atgaivinti nuo visokių jūsų vidujinių troškulių? Ar nenorėtumėte turėti savo gyvenimui tikrą draugą kaip Jėzų, kuris gali padėti visose reikaluose? Kristus dar ir šiandien sako, ateikite pas mane visi. Jėzus draugas amžinasis, jis gyvenimo prasmė, mūsų laimė, jis šventasis ir išganimo versmė. Ak, kiek daug kentėti turėjom mes vargų išvengiamų, kad prašyti nenorėjom jo pagalbų galingų. Ar mūsų rūpestis kankina, abejonės sunkius kam? Bet kiekvienas tesiramina varguose tikėti jam. Jis pasaulį viens galingas, gal nušviest tamsius takus. Tik tai Jėzus viens šlovingas, gal prašalinti vargus, nualsinti didžiu karščiu, su pasaulio niekais čia mes atverkime jam širdį, jis priims mus pas save. Jeigu mus draugai užmiršo, žino viešpats apie tai, nes pagalba mums iš aukšto, Jėzus tikras draugas štai. Visi, kurie girdi mane kalbant, tikriausiai, kaip ir aš, turi įvairių gyvenimo problemų, kurias paprastai kiekvienam tenka sutikti. Jų yra daug, bet dažniausiai būna šeimininių, piniginių, moralinių, dvasinių ir panašiai. Palietus dvasinių problemų klausimą, norėčiau paklausti. Ar žinote, kad Dievas turi jums planą jūsų gyvenimui? Taip, kiekvieno gyvenimas turi tam tikrą tikslą. Jūs juk negyvenate tik taip savo, atsitiktinai, bet tam tikram tikslui.
Jūs turėtumėte gyventi sulig jo planą. Tai ne koks paprastas planas, kuris iš jūsų nieko nereikalautų, bet kuris padarytų jūs tikrų vyrų ir moterimi Dievo akise. Tai planas, kuris turi jums tikrą gyvenimo reikšmę. Ne vienas šiandien apsvarstų gyvenimo reikšmę ir jo tikslą, bet nemato tam priežasties. Tas yra vien dėl to, kad jo gyvenimas nesutampa su jam Dievo duotų gyvenimo planu. Panašiai kiekvienas darbininkas, kuris dirba kurioje nors darbovietėje ir nežino savo darbdavio visų darbų planų, dažnai galvoja, kad kai kurie jam duoti darbo uždaviniai atrodo visai nereikšmingi, bevertiški. Vis dėlto taip nėra. Tas, kuris turi planą, žino, atitinkami darbai turi būti atliekami, nors ir kitiems atrodytų, jog tai viskas nereikšminga, beprasmiška. Žmogus, nepaklausdamas Dievo ir tokiu būdu jo planams, pasijunta vedąs nereikšmingą gyvenimą. Nerasdamas dėl tos priežasties savo gyvenime tikro pasitenkinimo, ieško savo pasitenkinimo savo būdu ir taip patiria daug nemalonumų ir skausmų savo ir kitiems. Štai, pats gyvenimas tampa blykus, beviltiškas. Visai kitaip yra su tais, kurie yra Dievui paklusnus ir tokiu būdu randa palaimintą gyvenimą. Tiesa, ne visi šitą jo palaimintą gyvenimą supranta ir todėl tinkamai vertina, nes jie patys nėra tai ragavę. Kaip žuvis vandenyje negali suprasti gyvenančių kūrinių ant sausumos, taip ir netinkėtieji negali suprasti tikinčiojo palaimintą gyvenimą. Be to, jų gyvenimo keliai visai skiriasi, nes jų gyvenimo tikslas skiriasi. Ar žino netikintysis, koks jų gyvenimo tikslas? Tikslaus atsakymų negausite nuo jo, tik gal kokią pašaipą. O raštas aiškiai parodo jo pražūtingą galą. Tikinčiojo gyvenimo kelias ir jo tikslas gražiai apsakytas sesės Valionienės eilėraštyje Keliauju. Keliauju į tolimą šalį, pilną įkvėpimo vilties. Į linksmą, laimingą šalį, kur niekas nebekentės. Keliauju per gilų šį slėnį, perpildytą vargų skausmų. Kartais jame taip sustemsta, kad eiti net daros baugu. Bet vadas tasai, kuris veda, ramina ir guodžia mane, niekad neapleisti manęs žada, jei tik pasiliksiu jame. Jis kelias, tiesa ir gyvybė. Pasaulio šviesa, vien jisai. Per jį aš tą šalį gražybių galėsiu pasiekti tikrai. Taigi, ar nenorėtumėte ir jūs keliauti tikrojo gyvenimo keliu? Tad priimkite savo ir jūs tikrai gyvenimo vadą, kuris yra pats viešpats Jėzus Kristus. Pasiskvieskite ir jūs jį apsigyventis jūsų širdyje ir tokiu būdu drąsiai savo gyvenimą jam leisti vadovauti. Nebijokite, jis yra didysis vadas, jis ves tikruoju keliu į tiesą. Taip, jo gyvenimo planas jums yra tiesos kelias į amžiną gyvenimą. Jėzus sako, ten nusigąsta jūsų širdis, tikite į Dievą, tikėkite ir į mane. Mano tėvo namuose yra daug buveinių. Aš esu kelias, tiesa ir gyvybė. Skubėk
Jei žmogus, kuris yra gyva siela, kuriam kūrėjas yra suteikęs ypatingas savybės, kaip sugebėjimas samprotauti, turėti pajutimą ir vykdyti savo valią, miršta. Ar tuo tikrai viskas ir baigėsi? Ar netektų jam daugiau gyventi? Apie žmogaus faktinę pradžią randame parašytą šventraštyje, kuris yra vienintelis autoritetinis šaltinis ir todėl patikimas savo pareiškimais. Štai raštas sako, viešpats Dievas padarė žmogų iš žemės dulkių ir įkvėpė į jį gyvybės kvapą į jo nosį ir taip žmogus tapo gyva siela. Iš to matome, kad žmogus buvo sukurtas iš žemių dulkių. Kitaip sakant, Dievas paėmė molių grumstą į savo rankas, o tas tapo gyva siela. Bet tai tik viena nuostabiausia žmogaus atsiradimo paslapties dalis. Šventas raštas mums daugiau apreiškia. Dievas tarė, padarykime žmogų į save panašų, į mūsų paveikslą. Taip viešpats Dievas sukūrė žmogų į jį panašų, sulig Dievo paveikslu jis jį sukūrė, vyrą ir moterį jį sukūrė. Rašto išsireiškimas sulig Dievo paveikslu turi ypatingą reikšmę, būtent, kad žmogus yra samprotaujanti esybė su pajutimais ir savosios valios ypatybėmis. Šitos savybės yra sutelktos tokioje, sakytum, molių šventykloje, bet ir tai tik dalis patirtų apreiškimų. Žmogus yra taip pat ir gyva siela. Toji ypatybė pastato žmogų aukščiau visų kitų kūrinių, nes šioji gyva siela skirta amžinam gyvenimui. Daugelis matė žmogų dėl vienos ar kitos priežasties mirštant. Vadinama molio šventykla, kuri yra mūsų kūnas, praeina. Dėl šios priežasties žmonės dažnai mano, kad tai galas, kas buvo daugiau, nebepasirodys. Dėl sielvartų, skepticizmo ar nežinojimo ar netikėjimo daugelis save nurašo į panašų galą. Nekeista girdėti žmonės sakant, žmogus yra kaip gyvulys ir todėl te gali tik panašų galą susilaukti. Gerkime ir būkime linksmi, nes rytoj gal mirsime. Nežiūrint visų panašių prietarų, žmogus nėra vien tik kūniškai sukurta esybė, žmogus yra gyva siela. Kūnas yra šešėlis to, kuo siela bus amžinybėje. Mūsų dabartiniai pamėgimai ir jausmų veržlumai, kurie vyrauja kūne, nulėmė mūsų sielos likimą. Mes galime pasirinkti mylėti Dievą visą širdimi, visą sielą ir visomis jėgomis. Tokiu būdu mūsų pomėgiai ir jausmų veržlumai tarnauja savo kūrėjui, o ne savo. Jei taip pasielgsime, pasirodys mūsų tikras tikėjimas Dievu. Raštas sako, bet tikėjimo negalime jam patikti, nes tas, kuris artinasi į Dievą, turi tikėti, kad jis yra ir kad jis atlygina tiems, kurie jo ieško. Taip pat turime ir pasirinkimo ypatybės galę gyventi atsitolinant nuo Dievo. Tas reikštų pasipriešinti jo įstatymams, atmesti jo nurodymus ir patarimus, bei atsisakyti priimti Jėzų Kristų ir jo išgelbėjimo kelią. Taip, mes turime tą pasirinkimo galimybę keliauti pražūties keliu, kurio galas yra pragaras. Kaip pastebėjome, gyvenimas nesibaigia kapu. Kapas tikrumoje yra tik amžinybės pradžios žymiai. Šventas raštas Jobo žodžiais sako, kiekvieną dieną laukiu iki mano persimainimo ateinant, kad tu mane pašauktumei ir aš tau atsakyčiau ir nenorėtumei savo rankų darbo pamesti. Viltingai Jobas išreiškia, aš žinau, kad mano gelbėtojas yra gyvas ir jis vėliau mane iš žemės prikels. Ta pati aš savo regėsiu ir mano akys jį matys. Toks likimas tų, kurie pasitikė Dievu. Jų sielos gyvens amžinai jo artybėje. Bet jei jūs tęsit savo gyvenimą nuodėmėje, kuomet mirsite, eisite tiesiog į pragarą. Ten būsite amžiams užsklęsti ir atskirti nuo dangaus ir Dievo. Jūs esate gyva siela, visagalių Dievo sukurta ir dėl tos priežasties gyvensite amžinai. Bet, kur amžinybę praleisite, priklausys vien tik nuo jūsų. Jei pasirinksite paklusti ir tarnauti Dievui ir tokiu būdu gyventi prideramą gyvenimą, dangus bus jūsų amžinybės namai.
Jei pasirinksite nuodėmė gyventi, pragaras bus jūsų amžina buveinė. Jūs buvote sukurtas gyventi su Dievu amžinybėje, pilnoje gyvenimo šlovėje. Pasirinkite tad gyvenimą. Kam eiti į mirtį? Apaštalas Jonas rašė, Dievas davė mums amžiną gyvenimą ir šitas gyvenimas yra jo sūnuje. Kuris turi sūnų, turi gyvenimą. Kuris neturi Dievo sūnaus, neturi gyvenimo. Tad siekite Dievo, išsipažinkite jam savo nuodėmes ir įtikėkite į Viešpatį, kuris tik gali jums duoti amžiną gyvenimą, kuris yra Jėzus Kristus, mūsų gelbėtojas. Yeah.